Laidos rėmėjas Semper – pažangiausios formulės pieno mišiniai. Laidą pristato vaikiškų prekių parduotuvė Baby Center. Viskas, ko reikia jūsų mažyliui. Na dabar kiek jautresnė tema. Šį kartą psichologė mums patarė, kaipgi reaguoti, kai vaikų išreiškiamos emocijos deja kartais pykdo ir nuvilia. Ne kartą iš savo darželinukų vaikų esu išgirdusi žodžius atimančių žadą ir smingančius į širdį lyg peilis. Aš tavęs nekenčiu. Tai išgirdus norisi pamokslauti ir šaukti atgal, klausti, kaip jie drįsta šitaip kalbėti. Bet galbūt tai tiesa, gal vaikai tėvų tikrai nekenčia. Ką galvoti ir kaip elgtis tokiose situacijose? Na, visų pirma, neįsigąsti. Tai čia toks svarbiausias dalykas, turbūt neįsigąsti. Taip pat yra labai svarbu prisiminti, kad mes visi ne kartą gyvenime esam pasakę tokius žodžius daugybei situacijų. Nekenčiu laukti autobuso, nekenčiu, nežinau, šitos ribos, nekenčiu savo viršininko ir tikrai neturėdami galvoj, kad jau rytoj norim išeiti iš darbo. Tiesiog yra momentinis pykčio pliūpsnis, kuris išsiveržia štai iš tokių labai stiprių pasakymų. Tai tikrai nereikia išsigąsti pirmiausiai. Tada antras dalykas, ką yra labai svarbu suprasti apie mažus vaikus, kad tai, ką jis dabar pasakė, štai jis dabar pasakė, šią minutę aš nekenčiu tavęs ir tai yra tos minutės tiesa. Iš tikrųjų, tos sekundės tiesa, tų 20 sekundžių tiesa. Lygiai po kitų pusės minutės ar minutės jis lygiai taip pat nuoširdžiai pasakys, mama, aš tave myliu ir tai bus irgi tiesa. Trečias dalykas, ką reikia suprasti, kai šitaip atsitinka, tai tikrai reiškia, kad vaiką yra apėmęs labai stiprus jausmas ir dažniausiai jis pats nežino, kas tai yra su juo. Ir pavyzdžiui, mama gali pasakyti, aš matau, kad tu labai stipriai supykai, pasakyk man, kas atsitiko, pasakyk man kitais žodžiais, kas atsitiko. Ir jeigu vaikas dar kartą pasakys, tu bloga mama, aš nekenčiu tavęs, tai kažkuria prasme mama gali pasakyti, taip, tikrai aš suprantu, kad aš esu bloga, kai tau neleidžiu ten žiūrėti filmuko, bet aš tave labai myliu ir žinau, kad tau reikia miegoti 8 valandas, kad tu būtum rytoj linksmas ir stiprus. Ir neįsiskaudint ir nemanyti, kad čia yra kažkoks pranešimas apie santykių esmę ir prasmę. Vienas svarbus dalykas yra nenusileisti į tą patį lygį ir nepasakyti, kai tau sako, aš tavęs nekenčiu, nepasakyti ir aš tavęs tada, ir aš tada tavęs nemylėsiu. Tai čia yra baisiausia, ką čia vaikas galėtų išgirsti. Tai nepradėti tokio arba aš tavęs nekenčiu, tai o pažiūrėsiu, kai norėsi vakare filmuko, ką tada sakysi. Tai čia būtų toks 2-3 mečių ar 2-5 mečių pokalbis, kuris yra labai pavojingas, nes vaikas pasijaučia atstumtas, nesuprastas ir taip toliau. Moralizuoti, pamokslauti jokiam amžiui nėra geras būdas, nes dažnai, kai mes sakom daug tokių protingų žodžių, tai maži vaikai pusės jų nesupranta, o dideli vaikai tiesiog jų nesiklauso. Tai trumpai pasakyti, kad tavo kažkokie veiksmai sužeidžia kitą žmogų, skaudina, tai tas yra svarbu, reikia duoti jam žinoti, kad jis gali sugriauti santykį iš tikrųjų tokiu būdu. Bet ir tiek, bet žymiai svarbiau jį išmokyti kitaip reikšti pyktį.